sulenkė koją, Reda sako, pakelk va sulenk ir ištempk. Kitą, nelabai jam pakelti išeina kažkodėl. Pakelgi, atitrauk, va aukštyn. Oi. Va, jau pastovėjo ant kojų. Tetulytė, jūs man garsu, jūs mane nupučiat. Aš atsiprašau, tai jau žinai. Tai aš nežinau, per kiek laiko jį pastatys ant kojų, jeigu jis... Čia kregždutė seniau vadindavosi pas mus. Aš turiu dar vilties. Jūs turite vilties. Dar vieną tokį klausimiuką mane labai nervuoja, kad negalima mėsos valgyti. Kas sakė, kad negalima? Kas sakė, kad negalima? Sakė, kad gali. Sakė, ne kad galima, ne kad negalima. Bet ar labai organizmui mėsa tą trukdo? Trukdo. Trukdo? Trukdo. Matote, kai aš mečiau valgyti mėsą, kažkada. Tai aš skaičiau daug visokių dalykų. Ir vienoje tokio knygoje, kuri buvo šviesta 50 000 turbūt kartų, kur net nebuvo aišku, kokius autorius, aš dabar mielai dar kartą paskaityčiau. Toje knygoje buvo labai įdomi informacija apie tai, kad kai mes valgome mėsą, mūsų organizme medžiagų apykaitos metu išsiskiria tam tikros medžiagos, kurių poveikis yra labai panašus į lengvo narkotikų poveikį. Va. Kai mes nustojame valgyti mėsą, kai jau nustojame ją valgyti, galutinai iš mūsų organizmų... Palaukite. Iš mūsų organizmų galutinai pasišalina maždaug po 12 metų. Visas tas poveikis, kuris liko. Suprantate? Tai aš nebelau. Dabar, kaip patikrinti šitą dalyką, negaliu pasakyti. Ir gaila, kad negaliu net pasakyti autorius. Pati sakau, mielai dar sykį paskaityčiau šitą knygą, bet žodžio taip yra, kad nežinau net kurios ieškoti. Tai va, tai... Šitie dalykai jūs ir išgazdino. Bet, sakykime, ne, tai aš jau tą vėliau supratau, nes aš nuo kūdikystės kovojau už mėsos nevalgymą, aš, sakykime, esu tokia. Rimtai? Jo, pas mane visą laiką buvo už mėsą kovoju, dabar kovoju. Tai jeigu jums dar jinai reikalinga, jūs ją valgykite sočiai ir negraužkite savęs. Pinigų nebeužtenka. Ateikite jogą, nebereikės. Paskutinį klausimą, aš tai paskutinį. Labai protingą tokį sugalvojau. Gerai, kultūrizmas čia kvaila, judesiai kvaili. Bet tai dabar jūs man pasakykit, Reda, jeigu, pasakykit, ar joga nekenkia sveikatai? Niekam nekenkia, ta prasme. Kenkia. Jeigu aš mėsos atsisakysiu, cigarečių, alkoholio, noro vokti, tai čia yra mano metuose žmogaus... Sėdėsiu loto pozoje 12 metų. Svarbiausi dalykai. Sport loto. Kas man liks tada? Čia, žinot, kaip jeigu praktikuoji netinkamoje vietoje ir pas netinkamą specialistą, tai iš tikrųjų aš dabar visai nejokauju, žmogus gali ateiti jogas sveikesnis negu išeiti. Tai va, jis išprotėti. O tokių vietų, ne tik tai išprotėti, galima ir fizinį kūną labai stipriai sužeisti, jeigu, kaip jau sakiau, netinkamas specialistas, netinkama vieta. Tai tokių vietų yra daug, užtat linkiu jums, jeigu jau norėsite praktikuoti jogą, paieškokite tokios vietos, kad nesusižeistumėte. Jūsų jogos namų Ananda yra garantijos, kad jūs nesuluošinsit manęs atėjus. Tu pažiūrėk, kaip atrodo, tu pažiūrėk. Aš net nedrįstu. Man jau greitai 80, pažiūrėkit, kaip aš atrodo. Aš norėjau klausti apie amžių. Man 95. Ne, aš žiūriu į veidą, aš taigi matau. Ir aš žiūriu, aš nuo veido akių neatitraukiu. Čia žinot, kaip yra, garantijų niekas niekada niekam negali duoti. Ir tai, ką jūs pradėsite daryti, jeigu tai, ką jūs pradėsite daryti, sakykime, jeigu jūs klausysite mūsų rekomendacijų, mes tikime, kad jūs nesusižeisite. Bet, sakykime, reikia būti atsargiam ir, sakykime, proto ribose viską daryti, jo? Nereikia daryti to, ko negali daryti šiai dieną. Reikia daryti tos dienos minimumo, maksimumą. O žmonės dažniausiai atvirkščiai. Tik minimumą darau. O dažniausiai žmonės daro atvirkščiai, suprantat, kaip yra. Atėjo pirmą kartą gyvenime ir iš karto ant galvos. Ir taip toliau. Aš tokį sporto klubę vieną mačiau, kur atėjo žemiausią išgą. Aš mačiau dar geresnį. Daugiau nebemačiau aš jo. Paskutinis klausimas. Joga gali dadėti proto? Geras klausimas. Nesmegenų kiekį. Proto. Pilkųjų ląstelių. Na, va, aš jums dabar pasakysiu teisybę. Proto gali atimti jogą. Nes, sakykime, aš kai gavau pakvietimą į jūsų laidą, tai man protingi patarė čia neiti. Nes, sakė, čia yra tokia laida, kur protingi atrodo kvailais. Na, aš nemanau, kad jūs taip atrodysite. Aš pagalvojau, kad kaip jau tu esi, tai jau tu taip ir atrodai, ne? Taip. Nu, gerai galvoju, nu, jis ir pažiūrėsi į tą laidą. Suprantat? Bet čia buvo juokais, jo? Dabar, sakykime, joga yra toks dalykas, kuris pradeda, kaip jau sakiau, toks metodas, kuris tau padeda susitikti su pačiu savim. Vat tokiu, koks tu esi,
Su tokiu ir susitikti, be jokių pagražinimų, be jokių ten kažkokių išgalvojimų. Ir kai tu susitinki su pačiu savim tokiu puikiu, koks tu esi, tada tu galvoji, mama mija, ką dabar daryti, ką pasilikti, o ką išmesti. Suprantat, kaip yra. Ir kai tu nusprendi, ką pasilikti, ką išmesti, tada tu supranti, kad proto nei atėmė, nei pridėjo. Paprasčiausiai protas tapo kitoks. Ir tada tu pradedi žiūrėti ir galvoti, kad kai mano protas buvo toks, tai buvo taip. O kai dabar mano protas yra toks, tai dabar yra taip. Ačiū. Su mumis buvo jogos namų Ananda, mokytoja direktorė Reda Lukauskienė. Tikrai būtinai ateisit pas jūs. Būtinai. Ačiū.